Sveiki, chebrytė, kągi sveikinu šiandien iš dažymo kameros. Šiandien jau truputėlį nukrito šalčiai iki -4, tai mes šiandien dažom. Ruošiamės dažiukus. Tokia bus spalva. Sidabrinė su mėlynu atspalviu. Ir dažysim šiandien buferiuką. Čia mano pistoletai dažymo, porą lakavimui, vienas gruntavimui ir kiti atskirom spalvom, sakykime. Juoda pilka, raudona, oranžinė, geltona, tik baltiem, kad nesimaišytų. Na, žodžiu, nemėgstu su vienu dažyti, tai turiu keletą. Na štai, nusiputėm su bazė. Dažų išėjo 330 kažkur gramų. Man tokio buferiuko. Na, kaip kiti ten dažo su 100, su 150, tai aš neįsivaizduoju. Aš sunaudoju tiek, kad padengti tikrai kokybiškai. 3-4 sluoksniai, o ne pusantro sluoksnio, kai kiti daro vieną šlapę, kitą pusiau sausą. Na, nežinau, po to ir lupasi dažai ir panašiai. Kągi, susimaišėm laką ir eisim lakuot. Lako panašiai tiek pat, kiek dažų išeina. Kągi, judam toliau, nes laikas eina, šiandien šeštadienis, savaitgalį šiaip nelabai dirbu, bet teko dažyti dėl to, kad orų sąlygos neleidžia kitaip. Kai buvo šalta, dažyti neįmanoma, nes per šitą padavimą toj pat atšaldydavo kamerą. Dabar galima dirbti. Dabar +20 kamerai. Tai. Na štai ir nulakuota. 2 pilni sluoksniai. Ne irgi pusantro, kaip kiti dažo. Pas mane 2 pilni šlapi lako sluoksniai. Išėjo 330 lako irgi ant šito buferiuko. Tai va, dažai, lakas, rezume bendras 720 gramų visko. Bazės, lako, skėdiklis. Tai va, kiti galvoja, kad čia buferį už 50 eurų galima susitvarkyti ir nudažyti. Čia patys chebra ir dažykite su flokonėliais už tą 50 eurų. Čia dažai ir lakas daugiau kainuoja negu tas 50 eurų. Na, žodžiu, gražu, švaru, blizga, viskas nulakuota, sutvarkyta. Kas norit, galit kreiptis. Šiaip dažau tik motociklus tvarkau, bet jeigu automobilio detalės nuimtos, pavyzdžiui, kaip šitas buferis, sparnas, durelės gali būti, nesvarbu. Nuimtas detalės taip pat ruošiu ir dažau. Bet viso automobilio ruošti paprasčiausiai neturiu kur realiai ir nebenoriu, nes daug metų pradirbau prie automobilio ruošimo, tai dabar perėjęs esu jau kokie 6 metai prie motociklų dažymo, tai man ir tvarkymo, ruošimo, kaip sakant, man yra geriau motociklas, neužsiima patalpos, automobilis, kaip sakant, įsivarėjai ir garažas jau viskas užimtas. Nebent paruoštas visas automobilis, dažymui ir ten pusę jo reikia dažyti, jo, atvarot, nudažau ir viskas. Bet jeigu reikia ruošti, tvarkyti, tai tik tais nuimtas detalės. Kągi, viskas.
Baigiam šiandien dažymus, baigiam video. Viskas liuks, viskas gražu. Visiems iki ir iki sekančių.